Gurmanams ir melomanams kava ir vinilas. Howdy, howdy, kavos bičiuliai, kavofilai ir kavomanai. No stress, nes šiandien keliausim su Aeropress. Taigi, bet apie viską nuo pradžių. Žinot, kartais gyvenime nutinka tokios istorijos, kai susimastai, ar tai tikrai buvo realu, ar tai tik sapnas. Ta kart keliavau po saulėtąją Portugaliją. Lisabonoje buvo ankstyvas rytas. Taip norėjos kažko ypatingo, bet visur, kur ėjau, tik prasta viešbučių kava. Visi juk žino tą sudegintų pupelių skonį. Tiesa, pamenu, pasukau mažomis senamiesčio gatvelėmis. Ten iš kiekvieno kampo dvelkia portugališkos kavos aromatai. Takart prisėdau mažoje, jaukioje kavinukėje ir pastebėjau prie gretimo staliuko sėdinti kažkokį senį. Jis buvo toks keistas, su nemažiau keistu kavos įrankiu. Kažkaip plastikinė tūba, panašiai išvirkšta, keli filtrai, visur prisibarstęs kavos, bet kvapas. O dieve, kvapas buvo kosminis. Jis ruošė kavą į nieką nekreipdamas dėmesio. Su tokiu neįtikėtinu susikaupimu, lyg koks į pensiją išėjęs samurajus, kadangi esu drąsus žmogus, kuriam kava ne šiaip koks gėrimas, o beveik religija, priėjau ir paklausiau. Jau senelizai, kas čia per aparatas pas tave? Jis pakėlė akis, šyptelėjo ir tarė. Tai mano išradimas, aš esu Alanas Adleris. Pagalvojau, palaukit, Alanas Adleris, aerodinamikos genijus, Aeropress išradėjas. Nežinau, ar tai buvo likimas, ar taip tiesiog sukrito kortos, bet jis mane pakvietė prisėsti šalia ir papasakojo savo gyvenimo istoriją. Alanas prasitarė, kad 2005 metais jis sukūrė šį įrankį visiškai netikėtai. Tuo metu jis buvo inžinierius, sukūręs ten kažkokį frisbį, dar kažką ten su kariniu laivynu, su branduoliniais reaktoriais ir su NASA dirbo tipo, bet iš tiesų jis troško turėti genialų būdą pasigaminti skanę subalsuotą kavą be jokio kartumo. Ir taip jo rankose gimė jis. Gimė Aeropressas. Jis pademonstravo, kaip oro slėgis padeda išgauti labai švarų kavos skonį. Ir tada leido ir man paragauti. Ta akimirką prisiekiu, supratau, kava gali būti visai kitokia. Ir nuo tada Aeropressas visada su manim. Bet tai buvo seniai ir tai buvo netiesa. Nuo 2005 metų šis prietaisas tapo labai nešiojamu. Jį lengva naudoti ir jis leidžia eksperimentuoti su malimo dydžiu, virimo trukme bei vandens temperatūra. Todėl Aeropressas yra mėgstamas kavos entuziastų. Ir keliautojų yra dar daugiau pranašesnis už kitus panašius kavos įrankius. Aeropresso gaminimo būdas tapo toks madingas, kad net pavirto į naują sporto šaką. Visame pasaulyje pradėti organizuoti tarptautiniai konkursai ir čempionatai, kuriuose kavomanai varžosi, kiek išstumia Aeropresso kavos pompą. Visus čempionų receptus ir tų receptų daugiau nei 300 rasite svetainėje aeroprecipe.com. 2017 metais Alanas pardavė savo patentuotus veisliukus, bet pažadėjo juos tobulinti kartu jau su nauja kompanija. Bet čia ir baigėsi konservatoriški Aeropresso laikai. Nes dabar yra ne tik klasikinis modelis, bet ir rožinis, mėlynas, geltonas, žalias, peršviečiamas Aeropress Premium prašmatnioji serija, didelis Aeropress XL ir kelionės Aeropress Go arba Go Plus. Būtent Aeropress Go šį kompaktišką kelioninį kavos įrankį man ir padovanojo mano draugai Kavos reikalai.
O jie turi visko, tad užsukite pas juos Šermukšnių gatvė 1 Vilnius. #reklama. Tai tokie reikalai, nes apie Aeropress Go aš netrukus papasakosiu daugiau. Taigi šis patogus kavos įrankis labiausiai atsiskleidžia kelionėse ir net lėktuve. O taip, prisiminkime tą šūdiną lėktuvo kavą. Bet Aeropress šitą problemą išsprendžia su kaupu. Kai pirmą kartą išgirdau apie kelionį Aeropress Go, mano pirma mintis buvo tokia: palaukit, kuo jis skiriasi nuo OG Aeropresso? Juk klasikinį irgi galėjai pasimti kelionę ir jį netelpa Porlexas. Kas yra mažas keramikinis girnų kavos malūnėlis, įsimetėte į krepšį ir adios amigos, išvykęs neskambinkit. Visada kavos gurmanai svajoja apie didesnį Aeropressą, o čia dar mažesnis. Kvailiai, pasirodo, kad įsivirtum daugiau kavos, nebūtinas didesnis Aeropressas. Aeropressas nėra tik egocentriškas kavos žaisliukas, nes jūs galite pagaminti kavą net 4 žmonėms vienu metu. Tiesiog reikia dėti daugiau kavos. Mind blowing, tiesa? Taigi, Aeropress Go turi porą naujovių. Jis dar labiau kompaktiškesnis, viskas susideda į vieną puodelį, pritaikytas on the go gyvenimo būdui, turi specialų dangtelį ir filtrų dėžutę, kur galima stešą pasislėpti. Draugas savo. Bet ar tai game changeris? Ar tai game changeris? Aeropress Go Complete Travel System, originalus receptas by Alanas Adleris. O dabar prisės, scenų žengia neprilygstamas Aeropress Go Complete Travel System. Taip su džiu galite gaminti kavą bet kur, lėktuve, kalnuose, net jei netyčia atsidūrėte vidury dykumos ir vienas atsargas jūsų paties ašarų. Šiandien Tomas pristatys Alano Adlerio klasikinį Aeropress receptą, kuris toks paprastas, kad net tau močiutė jį išmoktų greičiau nei tau pavyko. Išmokontėje naudotis banko programėlę, tik nepamirš. No stress, just press. Aeropress, yeet-how! O kofeinas kas tai yra? Kas taip? Kokafeiną? Kokainų nenaudoju, nežinau. Gerbiami draugai, jūs klausotės Estradinio orkestro Oktava. Fun fact. Aeropress tai nėra espresso aparatas, tai yra filtrinė kava gaminama espresso stiliumi. Tad kuo smulkiau sumalsite, tuo ta kava bus artimesnė espresso skoniui. Bet tikrai netaisyklė, kad skaniausia kava su Aeropressu yra tik ta, kur sumalta smulkiai. Ne veltui pasaulyje vyksta Aeropresso čempionatai, nes ruošdamas kavą su Aeropressu turi tiek opcijų, kad vieną kavą gali paruošti daugelį skirtingų būdų, iš kavos ištraukia norimus niuansus. Turbūt nori ir tu išbandyti čempiono receptą. Parodysiu, kaip kava preciziškai ruošia geriausiai kavos profesionalai. Gerbiami draugai,
Jūs klausotės estradinių ansamblių Ekreinas. Tiesiai iš Panevėžio. Skanaus. Liepų lietus lydo tau plaukais. Būsiu dabar aš visa kaip medus, tu linksmai juokiais. Bėgam tolyn, lyjant liepų žiedais, bėgam per balas. Dingo lietus, ar kada beateis į gatves tylias. Nerisi Nemunas skuba slėny, linguoja žvaigždė skaidriam vandenį. Ji mena mudu, o tu ar meni, kalne žaliame dar mane. Žvaigždės kalne aukštai ar matai. Lietų krantinė šaukiu, ieškau vien tavo akių. Lemta mums būti sykiu, tikiu, tikiu. Na, 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 na. Lemta mums būti sykiu, tikiu, tikiu. Šiaip yra visokių nuomonių. Yra ir kad teigiamas, tonizuoja. O neigiamas koks gali būti? Neigiamas? Kabomanija. Pripratimas. Taigi, kuris Aeropressas jums labiausiai patinka? OG ar GO? Parašyk komentaruose. O jei patiko, like, subscribe ir prisimink. No stress, just press, Aeropress. Jei patiko, like, subscribe ir prisimink. No stress, just press, Aeropress.